Alio. Aš čia kažkaip Labas, Monika. Labas. Rolandas trukdo su Jonu tave iš radijos stoties ZIP FM. Radistas. Taip. Ką veiki? Nieko, žadai į lauką. Į lauką. Kur tavo Ką ten draugė? darysi lauke? Gerai, po vieną klausimą. Kaip sakot? Ką ten lauke darysi? Pasivaikščiot, gražus orasgi. O kur tavo draugė Monika? Monika, nežinau, namie tikriausiai. Ar jūs jau nusipirkot vibratorių? Taip, jau senai. Ne? Gerai, O tai kokį, Rolai, tokį didesnį ar palauk, mažesnį? neiškalbėk. Sorry. O iš kur jūs esat? Iš Kauno. Labai gerai. Iš Kauno. Atvažiuoja į Kauną, išvažiuoja iš Kauno. Gerai, tai Monika, tau 3 klausimai, jeigu atsakysi ir tavo draugė atsakys taip pat, tai dovanosim ZIP FM ir radistų prizus. Monika, o tau labiau patinka mergaitės ar berniukai? Berniukai. Gerai, tai pirmas klausimas yra, ar Monika naudoja vibratorių? Ne. Ta prasme, tu nenaudoji vibratoriaus? O tai aš ar kambariokė? Tai tu. Aš naudoju. Super. Gerai, tai kiek kartų per savaitę? O Jezu. 3. Per savaitę. Standartiškai, ne? Nu. Per savaitę. Palauk, ir dabar dar vienas klausimas. Ir kiek ilgiausiai tu esi ištvėrusi be sekso, bet ne su vibratorium, o su, tarkim, vyru? Su vyru. Jo. Ilgiausiai tavo. 2 mėnesiai. 2 mėnesiai be vyro buvo, ne? Taip. Siaubinga. Siaubinga, neištverčiau. Tikriausiai tapetai visi nagais tokie nuplėšyti, ne? Aha, sienos. Gerai, Monika, ačiū tau labai, tai mes skambinam Monikai tada. Gerai. Tau leidus gero pasivaikščiojimo, tau nesušalk. Gerai. Iki. Va, kaip nuoširdžiai, gražiai viską atsakė ir pasiskambinsim dabar jos kambariokiai, pabandysim užduoti klausimus. Taip. Ką tu darai, skambink? Jonas apakęs toksai. Ne, tiesiog ne tą paspaudžiau, supranti, seni. Norėtum būti jų kambariokas? Jos kambariokas ir dar Jonas kambariokas. Norėtum būti? Tai kad tapetų tada. Nedraskytų tapetų tada? Taip. Norėtum ten nuvaryti perklijuoti tapetus. Ant paties draskymų. Ne, aš norėčiau langus valyti. Naktim? Aukštyn žemyn. Labas, Monika. Labas. Choras radistai tave trukdo. Jonas ir Rolandas. O, malonu. Kaip laikaisi? Aš jau nežinok. Labai gerai. Kur labai tavo gerai. draugė, Monika? Šiuo metu, ką žinau, kur jinai. Mes žinom, kur jį išeina dabar pasivaikščioti ir sakė, kad tau mes galime paskambinti. Ar žinai, kas vyksta iš tikrųjų? Ne. Jis sakė, kad tu negali ilgai be sekso. Jinai taip sakė? Taip. Ir mes Ir bandom. prašė priversti tave kažkaip tai paimti tą vibratorių ir dabar jį įjungti. Jungti, tai garso reikia? Ar... Jo, parodyk garso. man, kaip vibruoja tas vibratorius. Mes norim išgirsti. Aš tikiuosi, baterijos nesenai nusėdusios. Arba į razetę įkiš. Bet nėra į razetę, nebūna. Kodėl būna? Trumpas sujungimas. Aha, palaukit truputį. Laukiam. Čia reikia surasti. O jis Jis paslėptas? kokio dydžio? Didesnis už mane? Už mano kaubojų didesnis? Įsijungia į zipuką mūsų. Mano kaubojus net už zilę mažesnis. Už zilę? Atskrenta kalėlis per mažą zilutę. Din, 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 į dindeliuką, din, 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 din. Monikos mergaitės, tai kas čia dabar vyksta? Iš tikrųjų nežinau, ar girdėsit. Nu, mes Ant stalo padėjau, dabar žiūrėkit, ar girdit. klausom. Taip, jis taip švelniai. Labai švelniai. Bet atrodo kaip. Ar girdėjot? Girdėjom. O gali panaudau? O tu gal girdi, pavyzdžiui, kaip, tarkim, naktim Monika įjungia? Bruzgimas girdisi? Naudoja? Na taip. Tai sužinosim. Tai iš tikrųjų, aš tai nejaučiu, kad nenaudoja. Aišku. Monika, visų pirma, mes paskambinam ne tam, kad sužinotumėm, ar dabar veikia vibratorius. Monika dalyvauja žaidime Burbulai. Mes uždavėm jai 3 klausimus, dabar užduosim tos pačius klausimus tau. Jeigu tu taip pat atsakysi, dovanosim prizą. Tai yra radistų tokius daikčiukus. Nu, radistų daikčiukus mes padovanosim. Didelius. Vienas didesnis, kitas mažesnis čia. Kitas storesnis. Gerai, tai pirmas klausimas. Ar tavo draugė Monika naudoja vibratorių?
Taip. Čia aš išsidaviau blemba. Nu, Rolas mėgsta labai daug kalbėti. Durnis. Kiek kartų per savaitę jinai naudoja? Aha, gal kokius 4. Ne. O. 3. Tokia, 3. Bet už tai, kad aš šitą užskaitau. Žinai, kodėl užskaitau, kad nepamažinai. Kad nesi tokia, žinai, neskupicėlė. Tikrai daug. Tikrai tau negaila, tikrai negaila. Ir trečias klausimas. Toksai, ar esat kada nors su Monika miegojusius, užsiminėjusius seksu? 2 ar daugiau? 2 Ir daugiau. Aha, tai Taip. mes kartu. Tai kaip? Tai tu pasako, kaip Tu buvo. bandai dabar išsisukti, aš kaip suprantu. Jūs klausite, ar mes kartu 2, ar aplamai? Nu, jūs 2 dar. Jūs 2 tarpusavį, ar ne? Ir dar, pavyzdžiui, 1 berniukas, ar 2 berniukai, ar daugiau jų. Ne. O kaip buvo? O kaip buvo? Buvo 2 berniukai ir 2 mergaitės, ir jūs atskirai kambariuose, ar kaip čia buvo? Atskirai kambariuose. Bet ir metu, bet atskirai. Nu, kaip kažkaip įdomi čia. Kodėl atskirai? Tai kad taip gavosi. O berniukai gal nepažįstami buvo? Aš nežinau, ką jinai veikia. Gerai, Monika, netoks O tai klausimas Monika, buvo. tai ką tu veikiai? Čia jau kitas klausimas. Čia tas kitas. Čia ta veikiai, ką veikia visi, kai šviesa dingsta, ar ne? Taip. Okay. Gerai, Ne, bet paskutinis iš tikrųjų klausimas yra pamelavau. toks. Kiek ilgiausiai Monika yra ištvėrusi be sekso? Kiek laiko? Tik 2 mėnesius. Šitas geras. O tu kiek? Aš? Spėjau ilgiau. Jo, žinok, ilgiau. Kiek? Nu, sakyk jau. Gazdink. Drąsiai galiu sakyti? Gali drąsiai Skelk, sakyti. kai aš negirdi niekas. Gerai, metai. Wow. Metus? Eik. Tai O tu vibratorius kaip tu atrodai tada? Tai kaip sienos atrodė. Prastai atrodai, ne? Tapetų nereikia pakeisti. Žiūrėjau, prastai atrodė. Nagai nulaužyti tikriausiai buvo visą laiką. Taip. O batareikas turbūt dažnai reikėjo keisti vibratorių. Jo, o nu, Metu dar nebuvo. eik tu savo. Tai kiek tu kartų per savaitę masturbuodavai tada? Aš savo? Nu taip. O mes apie mane ar apie mano draugę? Apie tavo draugį mes jau pakalbėjom, dabar apie tave. Jau apie mane. Taip, tai vienas paskutinis klausimas. Kiek kartų, tai kad žinok, čia buvo senai, aš nelabai pamenu. Nu maždaug 3, 4, 5. Jeigu sakė 4, aš manau 4. Kasdieną po kartą ar kas antrą dieną? Na tai būdavo gal kas savaitę po kelis kartus. Taip non-stop, kas savaitę. Gerai, tebūnie, Monika, ačiū tau labai už atvirus atsakymus. Nepadėk ragelio. Sutarsim dėl prizo. Gerai. Ačiū tau, iki. Ačiū tau. Visam. Gerai, keliaujam kitą valandą, nes šiek tiek užsivėlavom, Bet va čia tai buvo. O čia tai moteris. O čia tai burbulai. O čia tai moteris.